Senokai jau mes nebuvom susitikę, senokai jau nebuvo praktiškai rengiamos jokios laidos. Ir malonu šiandieną sulaukti būtent mūsų studijoje. O teisingiau turėčiau pavadinti tai kaip pasekėjams arba stebėtojams, žiūrovams mūsų srauto labiau pažįstama kaip Susitelkimo TV menė, mūsų seną bendramintę, ne seną, jauną, gražią moterį, bet ta prasme jau gerai ir senai pažįstama bendramintė, bendražygė Jolita Maslauskaitė Targonskienė. Taip, teisingai ištariau. Taip, Arai Sutkau. Targonskienė. Šitas žmogus, ta prasme, nors jau iki šiol visą laiką. Žmogus, tai ne žmoga dabar jau reikia sakyti. Kas, gyvi žmonės, čia dabar banga tokia, madinga banga. Gerai, būkim madingi. Pasiekim paskutinį mados klyksmą. Reiškias, arba teisingiau galbūt pagal jų visus tos išdėstymus turėčiau pavadinti pačią gyvą moterimi. Bet aš nesu šitos pusės, nesu šitų pažiūrų šalininkas. Aš manau, kad žmogus yra bendruomeninis sutvėrimas, ta prasme, jisai turi gyventi bendruomenėje ir kitaip kaip nuo bendruomenės atsiskyrus, nesiekiant bendrų tikslų, bendrų ketinimų kažkokių, tai mes nieko nesam verti, kai mes esam po vieną. Ir savo ruoštų, kai sakyt, galbūt vienas lauke ne karys, o geras karys, tai sveikas ir gyvas karys. Jeigu teisingai prisimenu, pataisyk mane, bet mes atrodo paskutinį kartą su tavim gyvai bendravom, kai rinkome parašus už referendumo surinkimą, kad būtų nuleista kertelė iki 100 tūkstančių, kai sakyt, parašų arba teisingiau piliečių reikalavimų. Ir po to kažkaip tai ilgainiui išsiskyrė. Kas nutiko? Kaip čia, taip ta prasme, liktai nesimatė tavęs net ir Lietuvoje? Kas norėjo, tai susirado, supranti. Buvo žmonių, kurie atvyko ir į Ispaniją. Taip jau likimas lėmė. Labai, sakyčiau, gal įdomiai jisai lėmė tas likimas. Likimas buvo Nendrės Černiauskienės pavidalu. Nendrės Černiauskienės. Nu. Iš tikrųjų, tai jaučiau grėsmę galbūt savo šeimai ir anksčiau, dėl to, kad nepasakosiu praeities, bet jos galutinis skambutis privertė, gal sakyčiau, mane susimastyti apie saugumą ir priimti sprendimą išvykti nedelsiant. Kokio pobūdžio tai skambutis buvo? Ta prasme, kad, sakai, galutinis skambutis, tai buvo paskutinis pokalbis su Nendrės Černiauskiene? Ne, žinok, ne paskutinis, mes po to dar kalbėjomės, bet skambutis, kuris privertė mane priimti sprendimą palikti Lietuvą, tai buvo iš Nendrės Černiauskienės. Jinai paskambino man su vaizdu, jinai labai rimtų veido kreipėsi į mane, tokių susijaudinusių, žinodama, kad jinai yra iš tikrųjų dirbusi ir valstybės pareigūnė, jinai dirbusi Seime. Aš jos žodžius priėmiau kaip rimtą grėsmę, dėl to, kad jinai labai tiesiai šviesiai man pasakė: Jolita, tu kur esi? Kur, sakau, namuose, Lautuvai. Tu sako, jei tik gali, sako, kraukis kaip galima greičiau daiktus ir važiuok kaip galima toliau nuo Lietuvos. Aš dar taip ramiai sakau, tai kas atsitiko, Nendrė? Važiuok, visi mūsiškiai, ta prasme, mes čia buvom iniciatyvinė grupė referendumo, tai yra Tauras Jeikelaitis, Nendrė Černiauskienė, Aras Sutkus, aš, Jolita Maslauskaitė Targonskienė ir dar keletas žmonių. Ir man pasakė, kad visi mūsiškiai jau yra ties Vokietijos siena. Paskubėk, Jolita. Aš tada tik paklausiu, sakau, Nendrė, o kaip tu? Aš sakau, galiu tave paimti, pas mus vietoje mašinoje vietos atsiras. Jis sako, ne, aš negaliu važiuoti, aš turiu pasilikti su vaiku. Gerai, galvoju. Taip ir išvažiavau. Per 2 valandas susikrovau daiktus, ką buvo įmanoma pasiimti, aš nežinau, nei kuriam periodui mes išvažiuojam. Tiesiog palikom, išvijom iš namų katinus, 2 atidavėm moteriškiai įsivežė į mažeikius ir palikom viską kaip stovi. Viską kaip stovi. Vat įsivaizduoju, kad per 2 valandas palikti namus. Čia kaip prieš kokią
atominę grėsmę, kaip prieš ką, ta prasme. O tai vis dėlto kokie tokie vat, grėsmės požymiai buvo? Buvo kokie nors grėsmės požymiai paminėti ar nebuvo? Ne, tai nebuvo paminėti tam tų grėsmės požymių, bet aš pati kažkada užbridau, man atrodo, ir elektroninius valdžios vartus ar kažkur. Ir aš užžiūrėjau kažkokį interaktyvumo lygį pažymėtą prie savęs, nežinau, ar tu apie jį girdėjęs. Nu, kai sakyt, šiaip yra tie, taip vadinami, grėsmių visokių, tu prasme, lygiai. Taip, Jie bet aš vienaip esu ar kitaip grėsmė, vertina? pas mane yra 4 lygis, tai čia dabar aš esu grėsmė Lietuvos Respublikai ir kas? Kas man galėtų iš tą klausimą atsakyti ir paaiškinti? Aš truputį bandžiau googlinti, žinai, kas tai yra. Tai yra žmogus, kuris labai gerai naudojasi socialinėmis medijomis, yra pakankamai išsilavinęs ir dabar tokiems kaip aš priklijavo tą etiketę vatnikas, kad mane dar remia kažkoks Kremlius. Nu, vienu žodžiu, tokių absurdų gyvenime nesu girdėjus. Nu ir, sakysim, išvažiavai ir čia, kaip sakyt, po kiek laiko grįžai, po kiek laiko apsigalvojai, ta prasme, ar tai išsisklaidė, kaip sakyt, tos abejonės dėl grėsmių lygio ar dar kažko, tai ta prasme. Ne, tai viskas aprimo, kadangi aš turiu savo kelionių agentūrą, tikrai labai daugelis klientų išsigando, kadangi aš neslėpiau ir transliavau gyvai, kad aš važiavau iš Lietuvos, aš kalbėjau. Yra daugelis mano įrašų, jeigu prieš 2 metus atsisuktumėm kovo 1 dieną. Tai tikrai yra ir nuotraukos, ir viską bus prisiminimai, aš juos pasidalinsiu. Labai įdomus buvo jausmas, važiavom link Varšuvos, kažkaip galvojau, kad iš Varšuvos išskrisim, nebebuvo svarbu kur. Iš Varšuvos neišskridom, nes iki 5 ryto prasimalus ten buvo pilna ukrainiečių, jau niekam nebebuvo įdomi ta, nes čia buvo prieš 2 metus, kai tik tai karas šitas prasidėjo, čia visi lakstė kaip paklaikę, ukrainiečių pilnas oro uostas Varšuvai. Pandemija jau buvo tada pasibaigus, nes karas prasidėjo, tai žinai, be kaukių ten visi lakstė, žinai, po tą Varšuvos oro uostą. Keistas jausmas, ne? Visi be kaukių. Jo, visi be kaukių, visai neįdomi ta pandemija, plandemija, žinai. Ir ten, žinai, karas buvo svarbiausias, visur ir jisai beprotiškai kainavo, mes pasileidom per Europą, tiesą sakant, nežinau, kur važiuoju. Tai tikrai nežinau. Tiesiog 5 nakvynėm išskridom į Gran Canariją, paskui nusėdom greitai grįžom, nes ten per brangu, pasileidom į Alicantę. Taip, ten ir nuomavomės pradžiai, paskui namą išnuomavom, pardavėm visus daiktus. Namą būtumėm pardavę, jeigu būtų davę normalią pinigų sumą, bet ačiū Dievui, kad jisai paprastas sodo namas ir dėl to nedavė ten jiems paskolų didžiulių, o pirkėjų tai tikrai buvo, tik tai, kad negalėjo nupirkti, tai ačiū Dievui nepardavėm. Aišku, tai ta prasme šitoje vietoje jums susiklostė aplinkybės palankiai, kad ta prasme galimybės pravažiuoti ir savo būsto jūs nepraradote. Nu tai matai, supranti, čia tas... Ir kaip bendroji apimti vertinė, ar tai buvo, sakysim, kažkoks tai suklaidinimas? Tai aš dabar norėčiau pas tave, Arai, paklausti, va tu buvai iniciatyviniai grupė, tai kur tu buvai, ne prie Vokietijos sienos? Ar tavęs neįspėjo Nendrė Černiauskienė? Ne, jokių tokių skambučių iš Nendrės Černiauskienės pusės. O iš mūsų viso to aktyvo dar kam nors paskambino Nendrė Černiauskienė? Mane dabar, teisybę pasakius, suglumino tavo, ta prasme, toksai paatviravimas, prisipažinimas. Tai čia nėra ką slėpti, tai čia tai buvo? Ne, nu, čia aš tiesiog kalbu apie tai, kas yra. Ir kad, sakysim, jinai būtų išvažiavus, arba, sakysim, kas nors kitas būtų išvažiavęs. Bet tai, klausyk, mes liktai dalinome parašų rinkimo lapus. Ai, apie parašų rinkimo lapus norėčiau pakalbėti, dėl to, kad aš išvažiavau ir parašų rinkimo lapai dar buvo nesurinkti. Pas mane parašų rinkimo lapai, tai realiai yra griežtos atskaitomybės dokumentas su numeriais ir mano pasirašytais vardiniu, kad aš juos paėmiau, liko, aš dabar bijau sumeluoti, bet ar 4, ar 6 pilni lapai parašų. Paskui buvo paskelbta, kad iš manęs tų lapų beje niekas ir niekada nepaprašė. Jie buvo palikti pas mane, aš žinau, kur stovi. Mano namų raktus tikrai turėjo mano brolio sūnus ir jeigu būtų reikėję tuos parašus, tikrai būtų atidavęs. Tačiau man tiesiog, aš nesiūliau, aš galvojau, tiesiog patirsiu, kas čia per žmogus. Kodėl taip elgėsi, supranti. Ir iš manęs net nebuvo paprašyta, nei pareikalauta, tai galų galiai yra VRK, ar ne? Yra griežtos atskaitomybės dokumentas. Matai, kad kažkokių numerių trūksta. Tai kur jie dingo? Kodėl nepaklausė Maslauskaitė Targonskienė? Kur tu dingai su visais tais lapais? Ir parašų rinkimo lapus tu gavai tiesiog iš Nendrės ar iš ko nors? Iš Tauro. Iš Tauro Jakilaičio. Ir jisai į tavęs visiškai nesikreipė, ta prasme, su tokiu prašymu, taip? Ne.
Nei Nendrė, nei Tauras, nei Aras Sutkus tuo metu buvęs, niekas nesikreipė. Aš manau, nebuvęs jisai toks ir išliko, bet liktai savo, tai, ta prasme, tuos irgi, tarp kitko, ne visus pasisekė surinkti. Buvo žmonių, kurie, kaip sakyti, negražino, kur buvo irgi paskleista. Kodėl negražino? Jeigu aš juos rinkčiau, aš pravažiuočiau dieną ir naktį, aš juos surinkčiau iki paskutinio. Tai reiškia, kad nebuvo stengiamasi juos surinkti. Ką tai reiškia? Man iš tikrųjų jau buvo senokai nuojauta šovusi, dabar tai pasakysiu tiesiai ir šviesiai, kad tą referendumą Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakilaitis, galvojau, kad ir Aras Sutkus, galvojau, tave taip pat užblokavusiu esu, tai dar atblokuosiu. Aš galvojau, kad jūs visi bando tą referendumą specialiai sužlugdyti. Jisai buvo padarytas specialiai, kaip nukanalizuoti žmonių nepasitenkinimui, maždaug, nu va, ką slaba, kaip pabandėt ir nesigavo, ar ne? Ir gali būti, kad tas referendumas net buvo įvykęs, nes nedavažiavo daug lapų. Žmonės tiek laiko rinko parašus, aš pati stovėjau šaltyje, aš stovėjau prie Seimo su kolonėle per mitingą, kur žmonės tiesiog mojavo vėliavom ir šiaip tarškėjo, o aš su kolonėle šaukiau pasirašyti. Visą šlapę nuo lietaus. Jo, ir aš dabar galiu pagalvoti, supranti, kad aš čia kažkokia didvyrė. Ne didvyrė, tai jūs kiekvienasgi taip galit padaryti. Kiekvienas už savo lėšas važiuoja, supranti, šaly, rinki ir paskui dar sako, ką jie ten sakė, jie net nesuvokė, kai kurie žmonės nenori iš jūsų pažeminti, bet net nesuvokėt, kad tas referendumas reikalingas ne man, ne Arui Sutkui, o tiesiog jums patiems, kad jūs turėtumėte teisę pasakyti, stop, gana, kaip čia sakė, Nausėda, gana yra gana. Tai jau jam tai tikrai gana tam žmogui. Nu, kaip sakyt, labai apmaudu, skaudu, kaip sakyt, savotiškai nuryti šitą kartėlį. Aš jau skaudulių jokių neturiu, jiems visiems ir kiekvienam atleidau. Kaip sakant, te laimina juos, nu, negaliu sakyti žemelį, nes ne kunigas esu. Nu, taip. Bet te laimina jau kelią, kaip nors, be manęs. Kai sakyt, nu, dabar, kai sakyt, apart to, kad padūsauti ir paskėščioti rankom ir pasakyti, yra kaip yra. Jo, yra kaip yra. Yra kaip yra ir tas pas mūsų nenužudo, tas mūsų, kaip sakyt, užgrūdina, sustiprina. Ir vis dėlto, kaip toliau vystėsi tas tavo kelias, ta prasme, kiek laiko buvai išvažiavusi, kokius galbūt, nu, nėra to blogo, kas neišvestų į gerą, todėl mes turim įvardinti ir tai, kas buvo negerai, ir tai, kas buvo negerai. Blogai. Žinokit, noriu pasidžiaugti Lietuvą. Nu, kiek faina valstybė. Žinot, kodėl? Tai dar baisiau Ispanijoje. Tenai tokia, tam, kaip čia pasakyti, nu, kai žmonės tingi dirbti. Kaip jie ten vadinasi? Siesta. Tai siesta, fiesta, tai už manjana ir viskas ten pas juos, bet, nu, užskrito tas žodis, to jums nebūna baisiai. Nu, manjana, jie kitą. Nu, manjana tai rytoj, viskas, bet, prasme, čia biurokratija. Tai jeigu galvojat, kad Lietuvoje yra biurokratija, tai jos nėra čia. O tenai tai yra jėga, ne biurokratija. Teko ten įsigyti net būstą, nu ką, negaliu savo, dirbau, užsidirbau ir įsigijau, pardaviau butą Garliavoj. Kažkam atrodo baisi svajonė, ten tie apartamentai Ispanijoje. Paskutinį įrašą mes ten darėmės Senamiesty Kaune, ten biure. Koks jo likimas? O, tai irgi jo likimas puikus, supranti, nedavė tiek pinigų, kiek aš norėjau, tai ir nepardaviau, dabar jisai puikiausiai nuomojamas ir neša pajamas. O, kaip gerai. Šaunuolis mažulis. Nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Tai aišku. Nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Ir kiekgi prabuvai? Kiek prabuvai Ispanijoje, kiek kada sugrįžai? Ispanijoje prabuvom daugiau negu pusę metų, kadangi išvažiavom kovo 1 dieną, o grįžom jau rugsėjo 24, buvom Lietuvoje ir mano mergaitė jau išėjo mokyklą. Grįžom gal 10:30 ir 10 vakaro ir ant rytojus jinai jau stovėjo mokykloje dėl to, kad jinai yra lietuvė. Ta prasme, vis dėlto tas įsitikinimas, kad čia mes gimė, čia mes augę ir čia mes turim savo ateities kartą ugdyti. Žinot, gavau miestelį, mes ten apsistojom mažam, gavau vieną iš geriausių, ten buvo 3 mokyklos, gavau vieną iš geriausių mokyklų, kurių ispanai lankė. Ir grįžo mergaitė 3 dieną. Mokslai prasidėjo rugsėjo 7, tai jinai grįžo rugsėjo 10 ir aš mačiau, kad jinai yra totalioje isterijoje vaikas. Ir pagalvojau, ją perlauš, taigi ją perlauš, greitai, jinai pavirs ispanką. Ar aš noriu to? Ne. Galvoju, mano mergaitė lietuvė, kuri kelkis Lietuvoje visą kelią dainavo, kuri piešė važiuodama lietuviškas vėliavas 3 spalvės.
pavers Ispanę. Ir žinokit, kai jinai grįžo 3 dieną to isteriją, aš apkabinau savo šeimą ir sakau, žinot ką, gal grįžtam į Lietuvą? Mergaitė pradėjo šokinėti. Į Lietuvą, į Lietuvą. Nu, tu prasme, galbūt tai, kaip sakai, toks prigimtinis, ta prasme, požiūris mergaitės ir džiaugsmas, ta prasme, jausmas, reiškia, nes čia draugai, čia pažįstami, čia draugai, aplinka, čia pažįstami, čia tavo mokykla, čia tavo gatvė, čia tavo namas, čia tavo viskas, čia tavo maistas mėgiamas. Aš nebegaliu žiūrėti, dabar kažkas sakys, oi, kokia čia pinda, ar kaip ten užvadins. Tai tarp kitko mes turėtume dabar iškirpti dabar šitą. Ne, trumpą, iškirpinėti, nelinkęs iškirpinėti, bet truputį trumpą tokią, ne pauzę, bet išnašą padaryti, ta prasme, paaiškinimą. Paminėjai žodį ispanka, kad, ta prasme, žmonės neįvertintų tai kaip, arba, sakysim, tie, kas žiūrės, kad kaip įžeidinėjimą ir, sakysim, žeminimą, arba tarptautinės nesantaikos kurstymą. Tu supranti, čia kiekvienas, ką nori, tai žiūrės. Čia pastoviai jie žiūri kažką. Vat mano Facebook'o postuose jie ištisai ten įsižeidžia kažko. Kogi ten įsižeidžia? Bet mes patikslinkim, kad mes nieko pikto prieš juos neturim. Jie gyvena tokiu būdu. Aš nenorėjau, kad jinai taptų Ispanė, bet mano kalba yra labai vaizdinga, taigi aš pavadinau Ispanką. Viskas gerai? Viskas gerai. Nu tai va. Tai atsivalgiau, žinok, tų krevečių. Jos ten pastoviai kainuoja kilogramas 9,99. Mums ko labiausiai trūko, tai lietuviškos varškės, lietuviškos duonos, lietuviško kefyro, visi tie produktai yra brangus, obuolių labai pasiilgom. Ten atsibodo valgyti tuos milijonus. Nežinau, ir kaip kas sako, Ispanija, kaip faina. Tai faina, aišku, pabūti ten. Trumpai. Savaitę, 10 dienų, 14, 21, gal net mėnesį, gal net 2. O kaip tavo kelionių verslas tuo metu, tu prasme, ar jis labai nukentėjo? Aišku, nukentėjo. Pasinaudok, tarp kitko, progą paviešinti savo... Padėkoti Tapanui norėčiau. O tu palauk, ne, kažko, tai čia jau truputį, oho, ir... Nu, mes seniai pažįstame su Tapanu, tai galiu perduoti linkėjimus. Tai mielas Andriu, Andrius esi, ar ne? Nežinau, tu pažįstama. Nu, tiek ir pažįstama. Tai va, Andrius Tapanas mane labai užpuolė dėl to, kad aš paviešinau, siūsdama ir kviesdama į parodą, kurio kelionių paroda vyko sausio, tais pačiais metais, kai išvykau kovo 1 į Ispaniją, tai sausio 26-28 vyko Litexpo kelionių paroda. Aš ten dalyvavau su Beservis, tai yra savo firmos standu. Ir kadangi iš vakaro išsiunčiau klientams laišką dėl to, kad negalėjau tylėti, dėl to, kad nedavė eterio televizijos. Atsimenu, LRT davė pusvalandį radijuje, pačiu neklausomiausiu laiku, tai buvo 9:30 ryte. Tai yra, kai žmonės jau visi tik atvažiavę į darbą, pasidarė kavos, jau ją net išgėrė ir tik įnyko į savo tuos darbelius. Ir va tada transliuoja. Labai daug žmonių klauso LRT radiją, galbūt pagyvenę, galbūt kaimuose, galbūt pensininkai, supranti. Daugybė žmonių ką klauso, M1 klauso, supranti kitą. Ar buvo skirta eterio televizijoje normalių? Buvo, gal reikia pusvalandės. Kai vyko stojimas į Europos Sąjungą, kiek buvo knisamas protas? Ko tik nedalino? Cepelinus dalino, supranti, miltelius dalino, alų dalino, ar dar kažkokias ten nesąmonės, nudalino viską. Referendumo laikas buvo pratęstas 1 dieną, ar ne? Nieko nenoriu aš apie tą referendumą blogą pasakyti, kaip sakant, visi mes čia laimingi labai toje Europos Sąjungoje. Ir neinterpretuokit mano žodžių kitaip, aš taip pat labai laiminga, ką nesimato. Nu taip, yra blogų reiškinių, yra gerų reiškinių, ta prasme, kiekvienas reiškinys turi savo gerus arba blogus bruožus, ta prasme. Taip. Ir ant kiek jisai geras arba ant kiek jisai blogas, mes galim palyginti tik tai pažinti, ta prasme, tik tai lygindami vieną ar kitą. Tai vat aš pratęsiu apie tą, ar pakenkė verslui. Taip. 2 stambiausi Lietuvos kelionių organizatoriai dėl etiškumo, dabar aš jų neįvardinsiu, jie puikiai žino, apie ką aš kalbu, jeigu žiūrės šitą video. Tai ir jums linkėjimai. Išgyvenau. Tai buvo labai sunku, labai daugelis klientų išsigando dėl to, kad aš išvykau į Ispaniją, dėl to, kad yra puikių tokių pavyzdžių, kaip kitos įmonės didelės ir garsios turizmo bankrutavo, nuneždamos didžiulius kiekius klientų pinigų. Aš žinau vieną, kad aš geriau nevalgysiu, bet aš žmonėms jų pinigus atiduosiu. Ir gali jie ką norint manęs kalbėti. Aš tiesiog žinau, kad tai būtų. Ir buvo žmonių, kurie pasitikėjo ir tas kelionės pirko, buvo labai keistas jausmas, kai sėdi Ispanijoje, tau kaip ir karšta, ir tu sėdi po palme ir pardavinėji kelionės iš Lietuvos į Turkiją, iš Lietuvos į Graikiją, iš Lietuvos į Ispaniją ar į kitas šalis. Tai buvo taip keista, man pavyzdžiui, ispanai nedavė net sąskaitos, neatidarė banke.
Nu, kom jie, sakysim, tai pagrindė tokios. Kuo pagrindė? Dėl to, kad aš neturiu darbo Ispanijoje. Aš jiems atsišvietė, nuėjom į banką, žinai, atsišvietė, mūsų banko buvo 2 sąskaitos, Citadelės ir Swedbank, atsivarė už metus laiko, supranti, PDF formatų, tokie krūvos, tokias atsispausdino, žinai, sąskaitos išrašus. Pirma, tai aš manau, kad jie pažeidė mūsų firmos teisės, visus klientų išrašus išviesdami. Ir po visos tos krūvos jie nagrinėjo ten kažkiek ir vis tik man nedavė tos banko sąskaitos dėl to, kad aš dirbu ne Ispanijoje. O kaip čia su ta ES nuostata dėl laisvo prekių paslaugų ir darbo jėgos, ta prasme, judėjimo? Ne, tai viskas tvarkoja, jeigu aš būčiau darbo jėga, kurie atvažiavo tenai tų apelsinų skinti, arba suprantate, ten tų braškių ar kažko, nežinau, tai viskas tvarkoja, aš gaučiau banko prekės ir sąskaitą. paslaugos irgi turi laisvai judėti. Matai, jeigu aš pardavinėčiau tas jų paslaugas iš jų šalies, o jie nesuvokia, kaip galima sėdėti kažkokioje Ispanijoje ir visiškai neturint nieko bendro su Ispanija, staiga išgyventi. Nu, jų protui nesuvokti. Jie tiesiog, nepykit ispanai, bet kai kurie tikrai riboto proto. Nu, čia Lietuvoje yra sudėtinga iš bankų išgauti tinkamą atsakymą, ne tik iš bankų, bet iš kai kurių tarnybų. Ir žinybų, ta prasme, sunku išgauti atsakymą. O tik kad mes pakalbame apie tai, ko mes iš vis čia arai sėdim. Nu ir ko mes čia sėdim, papasakok. Nu labai įdomiai supranti. Aš tai nenurimstu. Nu, nerami dūšia, neabejingoji. Aš nenurimstu dėl to, kad taip, aš esu neabejingoji. Nes yra daugybė žmonių abejingų. Susikuria savo ekonominį gerbuvį. Ten, ta prasme, aprūpina savo vaikus ir, kaip sakant, nuleidžia ausis ir jie tampa tokiais patogiais Lietuvos Respublikos piliečiais, taip? Maždaug, manęs tai neliečia, man dzin, aš turiu pinigų, o jūs visi pasikalkit, o man nedzin, man nieko netrūksta, tikrai, aš galiu gyventi labai kukliai ir galiu dar padėti kitiems žmonėms, bet ne apie paramą dabar atėjau čia kalbėti, o apie tai, kad aš totaliai nebejinga. Ir aras nebejingas. Ir dėl to, matytas, nebejingumas mus ir suvedė vėl kartu. Dėkui už gerą žodį, visada, kai sakyt, su padėka priimu kiekvieną gerą atsiliepimą. Ir, kai sakyt, iš tikrųjų, aš esu tas žmogus, kuris skaito, kad laimingas turbūt ne tas, kuris turi daug visko. Ir su pertekliu, ta prasme, nes tai dažniausiai sukelia papildomus rūpesčius, o tas, kas moka tenkintis ir džiaugiasi tuom, ką jisai turi, ir jam pakanka to, ką jisai turi. Viskas tvarkoja, žinai, yra žmonių, kurie galvoja taip, aš galvoju biškį kitaip. Dėl to, kad supranti, kai visi sako, žinai, nu tai jau tu turbūt neturi svajonių. Nu, aš turiu tokių svajonių, kad jūs net neįsivaizduojate. Atsiverk, atėjai, viskas čia kaip išpažinta. Gerai, pakalbam apie tai. Aš tikrai, kaip sako, oi, tai čia dėl populiarumo, supranti, dėl kažko, tai dėl populiarumo, tai Beatos, ten tos Nicholson, supranti, oi, blem, kodėl aš ties pasakiau, nu nesvarbu, ten visi tie tapinai, bairaktarus, ten rakom darom, ko jie ten tik nedaro, supranti, tai jūs aukokit tai Ukrainai. Vėl, prie ko čia ta Ukraina iš vis? Aš norėjau kalbėti. Nu, atsiprašau, ta prasme, tu išvažiavai į Ispaniją dėl to, kad viešoji erdvėje buvo, kai sakyt, keliama įtampa. Sudaromas įvaizdis, kad yra tikrai grėsmės ir iš vienos pusės ir iš kitos pusės, kad jeigu čia prasidės atitinkami, sakysim, karo veiksmai arba karo grėsmė, atitinkami sąrašai bus žmonių, ta prasme, jie arba likviduojami, arba izoliuojami, arba, kai sakyt, atsiras pavojaus sritis, kažkokio tai pavojaus srityje, papildomos grėsmės bus tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Kaip sakant, Sibirą, aš čia nežinai, ką. Čia nežinai, kurį tarp 3 berželių, sakysim, nuveš ir paliks, ta prasme. Po to... Nu, turint iš tikrųjų dar vaiką mažą, reikia galvoti. Tai va šitų grėsmų, vertinant šitas visas grėsmės, kai sakyt, tai įvyko. Dabar, kai sakyt, lygiagreitė išeina ir dabar įsiveda jau kita lygiagreitė, kitokios grėsmės, ta prasme. Ir apie jas galbūt... Matot, visą laiką kalbėjimas viešai, drąsiai ir atvirai, tai aišku, visą laiką yra grėsmės. Dėl to, kad tavęs kartais nesupranta draugai, tavęs kartais nesupranta pažįstami. Tai, bet jau išaugau dabar iš to amžiaus, kad labai pergyventi, kad nesupranta. Atsiranda naujų žmonių, kurie supranta. Tiesiog tai yra kitas energetinis lygmuo, kuriuo tu eini per gyvenimą.
Ir tas energetinis lygmuo mane vis tik tai verčia, tai yra balsas iš vidaus kažką gyvenime daryti daugiau, negu vien apsirūpinti savo šeimą. Tai vis dėlto, kokios tos svajonės, kokie tie lūkesčiai, kokios tos vertybės, kurių tu dabar siektum, arba, sakysim, dėka savo galimybių norėtum, kurias vertybės įgyvendinti. Aš turiu labai mažas galimybės. Labai mažas galimybės. Bet aš norėčiau, bet aš turiu didelius norus, o svajoti, taigi man niekas neuždraus. Aš noriu, kad Lietuva pagaliau būtų vėl šalis, kurioje būtų gera gyventi, į kurią sugrįžta emigrantai. Galvoju, vat, pavyzdžiui, visuose ten tuose Dublinuose, ten tuose Londonuose sėdintys žmonės yra labai laimingi. Jie taip deklaruoja, kad jie laimingi, čia kartais grįžta, supranti, jau maždaug lietuviškai neatsimena. Taip, užaugo jų ten vaikai ir jie tenai galbūt uždirbo jų akimis žiūrint turtus. Galbūt jau uždirbo turtus, bet kiekvienas žmogus sveiko proto žino, ką reiškia žodis tėvynė, ką reiškia žodis gimtinė, ir jisai mielai gyventų savo šalyje, jeigu tai galėtų daryti oriai. Seneliai, kad neskurstų, supranti, kokias čia pensijas gauna, į ką čia panašu, aš kaip pasižiūriu, supranti, tai negaliu žiūrėti. Bet kiti gali tylėti, maždaug aš apsirūpinsiu dzinčią, tą senutę sudrebančią, aš tą ranką tegul vaikšto, tos duonos, supranti. O aš, pavyzdžiui, negaliu žiūrėti, aš kai matau, kokiais kiekiais yra vagiami pinigai, taip vagiami, ir nebijau aš pasakyti to, yra tiesiog katastrofiškai vagiami pinigai Lietuvos Respublikos UAB. Čia vėl teiginys iš gyvų žmonių teorijos, kad vis dėlto tai UABas, tai įmonė vis dėlto Lietuva yra ir taip toliau. Bet čia vėlgi palikime tai suverenams. Bet vis dėlto aš visada tokiais atvejais, ir jeigu prisimeni pas mus, nors jau susitelkime, visą laiką galiojo tokia nuostata. Apibendrinė, išgryninė keblumą, sunkumą, nesklandumą. Iš karto, ta prasme, siūlyk, kaip tai manai, kad būtų galima pašalinti, kaip tai būtų galima išspręsti, išrišti. Aš tai sakyčiau, žinai, kaip Lietuvos himne. Ir šviesa, ir tiesa tamsumus prašalina. Taigi, žygiuosiu dabar per gyvenimą tik su šviesa ir tiesa, su savo teisybė, kuri bus daugam skaudi dėl to, kad žmonės skaito mano Facebook postus ir jie sako, tu juos įžeidži. Ne, aš neįžeidžiu, mylėjai. Tai jūs patys įsižeidžiat, kurie norit, nes prisitaikot savo kažkaip tenai ir jums suskausta kažkurią vietą. Nes aš nenoriu įžeidti nei vieno žmogaus. O tai, kad Lietuvoje reikia panaikinti partinę rinkimų sistemą, tai yra faktas, kaip blynas, ir tai yra mano didžiulė svajonė. Ir nežinau, mes apie tai su Aru net nekalbėjom prieš tą pokalbį. Tai ištarsiu aš tikrai garsiai dėl to, kad, kaip sako, oi, tu čia nori pasipikiruoti, nori prie lovio. Prie kokio lovio? Koks ten lovys, nabagai? Ten žinot kas, jeigu dirbsi sąžiningai tam Seime, tai ta jų alga yra zuikio ašaros. Ir aš jums tai sakau tiesiai ir šviesiai. O vat kur yra lovys, tai yra tai, ką jie dalinasi po to. Nieko nenoriu apkalbėti, jokių įrodymų neturiu, bet faktas, kad tai vyksta, ar ne? Juk visi nujaučiat, mylėjai, ar ne? Galbūt atskirai norėčiau pakalbėti, nes, sakysim, nors jau mano takoskira, sakysim, su buvusiais bendražygiais, su Nendre, su Tauru, ten galbūt su kitais, būtent šitoj vietoj vienas iš ta prasme iš bruožų, dėl kurių, kai sakyt, mes susikurtom, tai ir yra, sakysim, daugiamandatė arba vienmandatė rinkimų sistema. Aš esu to požiūrio šalininkas, kad reiškia toks rinkimų darinys, toksai derinys būtent jo. Toksai derinys yra, kaip Lietuvoje, yra vienas iš tobuliausių. Ir čia jau galbūt atskiros laidos, kai sakyt, klausimas, ir, sakysim, kurį būtų galima išspręsti, ir aš nenoriu dabar įžeisti, bet šitoje vietoje mūsų nuomonė nesutampa. Nes kad pusė Seimo narių yra renkama pagal daugiamandatę, o pusė pagal vienmandatę yra praktiškai viena iš tobuliausių rinkimų derinių būdų. Bet tai čia mano nuomonė. Pati turi teisę į savo nuomonę, pati turi teisę tai skelbti, galbūt mes kažkada tai susitiksim, apsikalbėsim. O gal aš net pakeisiu nuomonę? O gal ir pakeisiu. Bet matai, kaip tu gerai sakei. Arba tu gal pakeisi, ką tu žinai? O gal ir aš pakeisiu. Tai va. Bet daug metų, čia tarp kitko gerai būtų, kad ne tik tai aš, bet ir mūsų žiūrovai, ta prasme, pasiklausytų šito klausimu, kaip pasisako Rolandas Paulauskas. Ta prasme, buvęs Lietuvos liaudies partijos pirmininkas.
ir kaip jisai kalbėjo, reiškia. Aš nepartinėjau, jeigu ką. Čia Nu tiesiog pasakau, štai, nes tu dabar sukalbėjai apie partiją, tai čia tvarkoj. nepasiteisinimas. Aš ir nesiteisinu. Nu, Aš neturiu dėl ko teisintis, aišku. Ta prasme, kad tai nepartinė, tai iki sakyti, aš nežinau, ar geras bruožas, nes visų pirma tai, kad reiškia, esi galbūt vienas dalykas yra, esi nepriklausoma ir tave suvaldyti yra sunkiau. O kam mane valdyti? Nu, kaip tai kam valdyti? Tam, kad tai manęs nereikia valdyti. Pinigus ir taip, kai sakai, tame tarpe ir nu, valdymas yra valdymas, valdžia yra valdžia, yra tokie reiškiniai ir mes nuo jų niekur nepabėgsim. Ir yra sunkiau tave suvaldyti. Jeigu tu esi nepartinė arba ir, kai sakyt, nevykdai vienokių ar kitokių, sakysim, kažkieno tai nurodymų. Tikrai nevykdai. Arba, sakysim, nevykdai vienokių ar kitokių susitarimų. Bet pas mūsų susitelkime buvo visą laiką kaip? Kad mes išgryninam tas, kas mums yra bendra. Ir tada net nėra, kai sakyt, sprendimai niekada nėra priimami. Nu, tai ar su tuo nevaldomu žmogum turėjote kažkokių problemų? Ne, aš neprisimu, kad būtų buvę kažkokių tai didesnių keblumų, nes, sakau, kiek buvo susitelkime priimta sprendimų, jie buvo visi išgryninti iki tokio lygio, kad jiems nebūdavo prieštaravimų. O prieštaravimai visi būdavo atmetami. Ir tada nereikia žmogaus versti daryti tai, kas yra bendrų sutarimų priimta. Būtent. Ir demokratijos tas ir man suvokimas. Tu nevaldoma, man iš vis jisai nepatinka. Nu, kai sakai, atsiprašau, nenorėjau įžeisti. Tikrai nenorėjau įžeisti, bet aš tik tai galbūt žiūriu iš sistemimos darinio. Aš totaliai nesisteminė. Valiau. Taip tau reikia. Aš tau taip reikia. Taip tau reikia. Tai yra. Reiškias. Ateityje pakalbėsim dar. Taip, ateityje galėsim pasikalbėti, čia atmetam dabar tos prieštaravimus. Bandom sutarti. Tai bendrų sutarimų mes jau gal ir šiandien baigsim. Taip. Kai sakai, didelis dėkui už tai, kad pasidalinai su mumis savo įspūdžiais, savo mintimis tame tarpe. Jeigu kažkam įdomios, tik jau nepasidalinai. Aš manau, kad tikrai bus įdomios. Ir, kai sakyt, ir patirtis bus įdomi, ir žmonės turbūt ir kreipsis, ir kalbės, ir norės bendrauti su pačia. Lygiai taip pat, kaip galbūt yra ir daug kitų žiūrovų sekėjų, kurie turi tikrai rimtų pamastymų, rimtų ketinimų, sumanimų galbūt, kuriuos norėtumėt paskleisti, paviešinti. Tame tarpe galbūt ir pasinaudodami būtent mūsų Susitelkimo TV menės galimybėmis. Arba rašykite man tiesiogiai į Facebooką Jolita Maslauskaitė Targonskienė. Galite siųsti visus tai, kas... Pabaiga kokia? Targonskienė, o kas negerai? Jolita Maslauskaitė Targonskienė, eta? Ne. Facebookas. Tai Facebook, į paskyrą. Jo, į paskyrą rašykit. Labai patinka man, kai žmonės atsiunčia visokių, žinai, ten tuos paviešinti, žinai, nes dabar, pavyzdžiui, kažkas galvos, kad aš prieš Vėgėlę nusiteikus, nes paviešinau šiandieną ten kažką apie jį. Tai aš galiu paviešinti apie visus, žinokit. Apie tą Vaitkų, apie tą Tutkų, apie visus. Dėl to, kad mano tikslas, kad būtų išrinktas pats teisingiausias žmogus. Nu, tame tarpe galioja ir pasiūlymas kviesti, tai prasme, siūlykite, ką mes galime pasikviesti ir ką jūs norėtumėte išgirsti mūsų šitoj erdvėj per mūsų šitą susitelkimo TV menės srautą. Kągi, didelis dėkui ir tikiuosi, mes su tavim ne paskutinį kartą bendravom. Ilgam neprapulsi. Ilgam neprapulsi. Ir nepelnyto užsirūstinimo eilinį sykį neužsitrauksiu. Tai buvai priskirtas prie netų, kur reikia. Nu, nesvarbu. Yra kaip yra. Yra kaip yra. Nu kągi, dėkui ir iki sekančio malonaus. Iki.